Viskas, baigiam Tirano miesto apžvalgą, daug ir nepadarėm. Dabar parodysim kelią daugiau nei 5 valandų iki... Kur? Sarandė. Skamba kažkaip itališkai, bet čia albaniškai. Variau be akcento, ne? Gerai. Tu gali... Ne, negali. Gerai, čia pasidarysim mašiną visi. Prasideda funny raudas. Yes. Ir taip dabar kiek? 2 valandas. Vienais iš geresnių keliais. Kažkada buvusiais Kauno keliais, dabar Albanijos. Kas turi fazendą. Čia aplinkui viskas prabanga netviski ir kažkur. Su kolonu. Kažkur vidury laukymės, kažkoks BM dvaras didžiausias. Ne, jie pilaitės čia mėgsta. Aš nebestebina manęs. Jeigu neturi, tai neturi nieko. Bet jeigu jau turi, tai turi pilį. Šiek tiek toks geras. O kai Sarmatinai bus kas tada? Bus afigienai. Laukiu, nesulaukiu. In 300 meters, turn right onto Ruga-Janak Kilika. Žiedų suktis nemoka. Kokie čia numeriai jo, gerai? Graikas, aš jau sakai. Iškasama. O čia geras buvo. Ir ne albanas. Taip. Čia šitokai. Ta prasme, jo, biški pasikeitė kardinaliai, ne? Šalis toks jausmas pasikeitė. Mes Dominikoje dabar tikrai esame. Gal Dominikoje, gal ne Dominikoje, bet vaizdas iš karto kardinaliai pasikeitė. Ta prasme, ir palmių, ir namai, ir kažkas spalva pasikeitė. Parkavimosi stilius tai nepasikeitė, bet... O, nice. Tai? Jis nenori nusidaivę. Dzin jam. Dzin, okei. Tai važiuojam, išlysim per ten, viskas. Ten tarp tavo vietų išlysim, kur tu prieš tai neleidai man sukti. Bet tai kai rajoniukas, ką? Toks lengvai trumpas stopas gražiam toks paprastam tiksliau, ne tai, kad labai čia gražiam pliaže. Atsigaivinau, atsimaudžiau. Mano žmona neišėjo įkišti į vandenį. Jinai užsiėmus kitais reikalais. O aš dabar greit šoku į šortus. Ir kur mes varam? Papietaut? Ne, kavos atsigert. Pasmaguriaut, kavos atsigert.
Bet stiprus kontrastas. Mhm. Ten gražus namai, o čia iš karto, aš nežinau, čia šiaip realiai tai čia griuvėsiai. Bet žmonės čia gyvena. Mano šturmanas dėlioja antrą maršrutą. Aš šitą laiką mėgaujasi vaizdais. Tais vat, sakyčiau, nuostabiais. Ne? Pakeičiau savo žiauriai gerai. Ar žiauriai gražu, nežinau kaip ten anksčiau būdavo. Šiaip tai kava labai gera. Iš tikrųjų labai gerai tokį žmogų turėti, kuris atlieka visą juodą darbą, o tu tik tai pasimėgauji vaizdais. Nu jau gal tu pasimėgaujasi, kol turi laiko, nes aš išgeriu kavą ir mes važiuojam. Paliksi mane čia? Norėčiau pamatyti. Ne, nu visko mačiau, visokio eismo, bet ten gale pliažo su motoroleriu važiuoja savo per pliažą. Nors čia iš tikrųjų ten, kur buvom sustoję trumpam, aš įsinėriau į vandenį. Tai irgi priparkuota pliaže gali drąsiai kažkaip taip. Mes vėl kitam regione. Arba kitoj pasaulio šaly, ta prasme, iš visiškai griuvėsių į beveik į Majamio gatves atvažiavom. O jums ir Albanija. Prasme, o širdelė, kur gali pasifotkinti. Ai, kaip tu praskipinai to. Bet visi ten tie namiukai uždaryti, kaip gaila. Tai dar anksti, tai gal dar atsidarysi į vakarų pusės. Kils palmė, miške. Žalumyno miške. Gražiai kai kur, nu ne kai kur, visur. Visa pakrantė labai gražiai, čia ir garsėja šitą visą jų. Aфигенас. Continue for 7 kilometers. Tunelio? Ne. Greičiausiai ne. Tunelio greitis 60, išvažiavus 50. Oi, kaip šviesu. Aha. Bet tai iš tikrųjų buvo pats ilgiausias tunelis, kurį mes esam važiavę. Tai jisai tikrai 6 km ilgio. Pažiūrėk vaizdas. Čia vanduo. In 500 meters, slide left onto Ir kalnų viršūnės SH8. kažkur matosi. Gražu čia tau, ne? Man tai žiauriai. Jei kas nors galit pakomentuoti, ar čia baisu? Ta prasme, greitis 30. Aha, mačiau tada, 30. Prieš šitą posūkį. Ten statosi vien kurortai, ta prasme, plečiasi.
dar vienu laipteliu aukščiau pakilom. Bet kiek suprantu, mūsų baigėsi šitas maršrutas, ne? Turėsim leistis vėl žemyn. Nu ten dar yra, kur Ne, tai yra dar kur į viršų, bet gal pagal mūsų planą, kur mes važiuojam, čia tik tai buvo šiaip užvažiuoti, pasižiūrėti šitoje vietoje, ne? Amazing. Ta prasme, gražiau nei gražu. Galiu pasakyti tiek. Jo, ką tik. Mes dar iki čia pasikelsim, biškį pasižiūrėsim. Tada dar pasinaudojęs progą dar čia paleisiu droniuką. Kalsim porą selfiukų. Trumpas toks. Stopas. Lengvas ir trumpas pasižiūrėti, kas čia vyksta. Varom greičiau, kad nepasivytų tas sunkvežimis. O čia gera idėja buvo pasakyti, sustokim apsidairyti. O paskui pataisyti padėtį. Nes sunkvežimis tai jo. Geriau jis mūsų nedasivytų. Nes ten jisai tikras šašas buvo mūsų kely.
pažiūrėkit. Ir mus dar lenkia. Ir mus lenkia. Nes kažkoks kinietis priekyje irgi turbūt grožisi vaizdais, kaip ir mes. Tai tu važiuok nuo jo ir toliau. Yra irgi, pas mus irgi vienas toks yra, kuris biškį moka ir mėgsta pareguliuoti eismą, nors nevairuoja nei vieną. Viešbutis? Tai nuo Tirano iki Sirandės jau mes atvykom. Kelionė mums užėmė maždaug 400 meters. 5 valandas, ne kažkas tokio, Milda. 8. 8 valandas mūsų kelionė šitą užėmė? Taip. Ne. 9, mes išvažiavom po 8. Ne, gerai, 9 išvažiavom, dabar 5. Visa darbo diena. Gerai. Aš biškį mažiau valandų paskaičiau, gal jausmas toksai buvo. Tai mes turėjom keletą stopų. Nedidelių stopų iš tikrųjų turėjom, bet mes ėmėme maršrutą per kalnus, per serpantinus visokius ir taip toliau. Ir dabar mes esam Sirantėj, liko minutė iki viešbučio, kurį pravažiavau jau, Milda. Nu, aš manau. O gal ir ne, pravažiavau. Tai dabar 8 minutės liko iki viešbučio. Stok. Filmuoji dar? Taip. Eismas visur šiaip geras, viskas tvarkoj. Nu, bet tik įvažiuok į miestą, aš nežinau, kas atsitinka, ta prasme... Jiems gal karšta. Bardakas. Prasme, miestas vairuot, nežinau, visiškas kičas čia.